Sveiki, mėlyjei. Čia aš, Laurūnas. Šiandieną noriu jums pristatyti eilinį kartą du Akai grotuvus. Iš pažiūros jie atrodo vienodi, bet tikrai jie yra savo parametrais skirtingi. Šiandien noriu pristatyti jums. Čia apačioje turim Akai GX 75 MK2. Kaip žinom, ir viršui aš turiu japonišką versiją 100 V iš Japonijos Akai GX Z7100 EV Evolution, taip sakant. Tai va, ką aš jums norėjau pasakyti, kuom tie grotuvai skiriasi. Tai tie grotuvai išvaizda kaip ir vienoda, Evolution turi šiek tiek plastikiniai šonai jos tokie uždėti yra. Durelės jų yra vienodas, viduj ten mechanika irgi vienoda yra. Čia aliuminis MK2 75, kai buvo grotuvas Akajus, būdavo plastikinės durelės, viduj nėra vibracijų tokios sugertuvai įdėto. Tai MK2 yra įdėta. Yra sugertuvas tas ir durelės yra iš aliuminio padarytas ir Evolution taip pat iš aliuminio taip pat padaryta. Transformatoriai viduj tenais nuo 7.5 skiriasi, kad padėti ant maitinimo transformacijos ant tarpinės tokios plastikinės, 7.5 tai nebūdavo. Tai va tokie esminiai skirtumai. Ką noriu pasakyti, kad Akai GX 75 MK2 tikrai geras grotuvas, tas pats, kas ir 9.5, nors kas sako, kad jisai geresnis, tikrai. Ar 7.5 turėsit MK2, ar Akai GX 9.5, techniniai parametrai jų yra vienodi. Tai va, geras grotuvas yra 7.5 MK2. Jo parametrai yra dažniai nuo 20 iki 21 tūkstančio su metalo kasete. Decibelų lygis yra 74. Tikrai geras grotuvas, toksai paprastai remontuojamas nesunkiai ir gerai rašo, gerai turi kalibruotę, rankiniu būdu nusistatot pagal kasetę ir turi įėjimą iš kompaktų diskui pajungti tiesioginį, turi įėjimus. Vienas įėjimas ir kitas tiesioginis yra. O dabar noriu pakalbėti apie 7100 EV. Šitas grapūnas tik Japonijai buvo pardavinėjamas ir jo techninės charakteristikos yra nuo 15 iki 23 tūkstančių su metalo kasete. Decibelų lygis yra 79. Šiek tiek jau išvaizda, čia tos knopkytės, va čia valdymo yra apvalėtos truputėlį negu Akai GX 75, bet pagrindinė yra techninė dalis. Patikėkit. Šitas ir šitas grotuvas groja tikrai skirtingai. 7100 Evolution tikrai groja tiesiog nuostabiai, rašo tik stebuklingai. Tikrai, iš Akajo, ką man teko dabar susidurti su Akajais, kuriuo aš turėjau tikrai nemažai, šitas grotuvas man paliko didžiausią įspūdį. Tiesiog garsas erdvinis, toksai tikslus, tembrai ryškus, tikrai. Įrašant su pirmo tipo kasete. Net stebėsi, kaip galima taip įrašyti į pirmo tipo kasetę tokią aukšto lygio garsą. Tikrai žinokit, jeigu jūs ieškosit 9.5, kas turit Lietuvoje, galvoja, kad tai geras, tikrai geras grotuvas. Bet šitas 7100 Evolution yra pranašesnis tikrai. Ženkliai, mano įsitikinimu. Yra dar aišku Akai GX Z9100 Evolution. Yra ir X, yra taip pat ir
7100 X'as. Jie tikrai gerai groja, bet Evolution truputėlį juos lenkia. Ir ką aš noriu jums pasakyti, mėlėjai, va, norit tokį įsigyti, prašom, parašykit man, pasitart galim, netgi atvažiuot galit paklausyti, kaip jisai rašo, kaip jisai skamba. Mano koordinatės a.laurūnas@gmail.com. Tai va, mėlėjai, iki kitų kartų. Domėkimės, grokime ir džiaukimės muziką ir gyvenimu. Iki sekančio pasimatymo.